Sveiki, čia MEM statyba. Norim šį vakarą parodyti mūsų statytą namą. Tai čia yra 130 kvadratų namas. Jo statyba užtruko apie mėnesį pusantro. Gavosi 2 aukštų, iš viso gavosi 5 net kambariai. Jisai užsakovui kainavo apie 45 000 eurų be vidaus įrengimo. Vidaus apdaila papildomai ją darėm, tai priklausys nuo kiek žmogus ko pasirenka. Šitam namui žmogus pasirinko skardos ir medienos apdailą. Mediena yra iš Skandinavijos ir kas yra svarbu, jinai yra apdirbta labai specialiu apdirbimo būdu, kas yra labai ilgamžiškai išlaiko spalvą ir apsaugą. Dažniausiai mes iš tikrųjų dedam juodos spalvos aliuminius arba plastikinius langus, tai toks kaip mūsų stilius yra iš vidaus ir iš lauko juoda spalva, bet čia užsakovas norėjo, kadangi visas kaimelis yra, jie taip susitarė, kad deda baltos spalvos langus su kryžiukais, tai mes išpildėm ir šitą jo norą. Tai gavosi didžiuliai vitrininiai langai su kryžiukais ir viduje yra apie 6 metrai aukštis pačioj svetainiai visoj. Toliau persiskirsto visas namas į kambarius. Tai namui buvo pasirinktas šildymo būdas oras, kondicionierius ir kaip mūsų patarimas būtų pačiose tolimiausiose namo kampuose, kur galbūt gali kondicionierius, kad ir stiprus nepasiekt, yra sudėti elektriniai radiatoriai, kurie reaguoja nuo, tarkim, nustatytos temperatūros 18 laipsnių, jeigu krenta žemiau, iškart pradeda šildyti. Pagrindinis šildymo būdas tai yra kondicionierius, kuris, jeigu yra stiprus, tikrai apšildo namą, bet patys tolimiausi namo kampai gali ir būti neapšildyti, todėl ten jau padeda elektriniai radiatoriai. Taip pat darbo metu užsakovas pradėjo kalbėtis, kad norėtų ir pirtelės, ir kažkokio garažėlio ar ūkinio pastato. Tai mes gana greitai prie to pačio jam pastatėm jam ūkinį pastatą, kuriame telpa ir žaliapjovė, traktoriukas, keturatis ir gale šito pastato yra įrengta pirtelė. Na, dar jinai yra įrenginėjama, bet jau užsakovas viską turi labai greitai. Dar šiek tiek apie namo sienų storį ir jo sandarumą. Tai šitas namas atitinka A klasę, to užsakovui pilnai užtenka, kas namo sienos yra apie 25 cm apšiltintos, bet lygiai taip pat galim išgauti A++ klasę storinant sienas ir pasikeičia namo statyba, technologija, visi mazgai, langai, plevelės, izoliacinės medžiagos ir apklijavimai ir sandarinimai aplink langus ir kampus. Tai va, čia esam 40 kvadratų svetainiai, kurios aukštis yra 6 metrai. Pačiai apdailai tikrai pasirinkom jaukę eglės spygliuotą medieną, kas iš tikrųjų nekainavo daug, bet šitoje vietoje tarp miškų prie ežero labai tinka. Žinoma, galim komponuoti įvairias detalės vidaus apdailo ir galim daryti iš visokiausių apdailos plokščių ir plytelių, gipsas, dažymas. Galim absoliučiai viską padaryti, bet šitoje vietoje užsakovas pasirinko lenteles ir, manau, nesuklydo. Tai šitam name yra pirmam aukšte vien yra 3 kambariai. Tai yra, čia iš tikrųjų yra 2 vaikų kambariai ir miegamasis ir dušas vonia. Ir antram aukšte yra dar 2 kambariai. Tai viso pirmam aukšte yra 80 kvadratinių metrų, o antrame yra likę 50 kvadratinių metrų. Turim pilną dūmų name, nes ką tik sumontavom židinį ir tik pirmą kartą kūrėm. Tai kol kas garuoja, eina dūmai, bet gal matysis. Antras aukštas, 2 kambariai ir dar erdvė biliardo stalui, kuris jau keliauja čia. Taip pat savo klientams siūlom ir modulinę pirtelę, kurios išmatavimai yra konkrečiai čia 7 metrai ant 4 metrų, nors galim padaryti įvairiausių išmatavimų. Tai ką mes turim 30 kvadratų maždaug ir tai yra didelis prieangis, didelė pirtis, dideli vitrininiai aliuminio langai juodos spalvos, naudota kortena, surūdijus skarda ir ant stogo auga žolė. Taip pat visiems mūsų statiniam galite gauti finansavimą. Esame sudarę sutartį su 3 finansavimo kompanijom, tai galite kreiptis tiesiai į mus, padėsim, patarsim.
Tai dažnas klientų klausimas būna, kaip per tokį trumpą laiką iš tiesiog pievos ir miško gali atsirasti toks didelis gyvenamasis namas ir už tokią žemą kainą. Mes jau dirbam 17 metų. Esam pastatę virš 600 namų. Mūsų darbuotojai atvažiavę nežiopso, neskaito, nežiūri, nesitarė, neklausinėja, jie atvažiavę už 5 minučių jau suka pirmą varžtą. Dar turėjom tokią visai malonę situaciją, nes atėjęs kaimynas pas kaimyną, pamatė, kokį džiaugsmą kaimynas turi dabar savo sklype ir užsimanė, kad ir jam pastatytumėm lygiai tokį patį namą. Tai kaimyno namas jau ir irgi stovi, mes jį pastatėm per gerą savaitę, tik tai dabar laukiam langų. Tai sekantis etapas bus langų montavimas ir jau tada vidaus įrenginėjimas. Taip pat turim dabar naujovę, mes padedam žmogui prisiduoti namą. Mums tiesiog reikia daugiau informacijos apie jo sklypą ir mes galim dalyvauti pilnam namo pridavime. Jeigu jūs norite tokio namo savo sklype, prašom mūsų susirasti internete mmstatyba.lt ir telefonu.